Gerai, labas vakaras visiems. Neilgam pasistengsim padaryti tokį pasikalbėjimą, ar ne, noriu pagrindinės paskutinės naujienos pasakyti. Aišku, kas klausėt rusų kalbą, anglų kalbą Alekso minčių, ar ne, tai jau daugiau mažiau supratot, prie ko einama ir kokie pasikeitimai laukia, atnaujinimai, patobulinimai ir panašiai. Tai labai naudinga. Ir kaip aš šitos irgi vidinius mokymus taip ir pavadinau, ar ne, kad tiem, kurie ateis su mažais paketais, labai vertinga, labai gera informacija. Dabar vis tiek, šiek tiek galbūt dar sykį pakartosiu, ką minėjo Aleksas, ar ne. Ir taip jau mes patys supratom, ar ne, kad su dideliais paketais, kurie atėjo ir ima tas 50 monetų, 51 ir dalinasi, tai atėję su dideliais paketais, jie turi daug split tokenų, jiem kaip ir viskas neblogai, ar ne? Bet mes atėjom, palyginus su didesniais, ar ne, kas atėjo per poolą, ar ne, kas čia iš mūsų esančių, tai irgi jau mes, sakykime, šiek tiek turim daugiau tų split tokenų, bet esmė vėlgi, kad juos paleisti, normaliai tam reikia laiko, didėja. Bet kokiu atveju, mūsų atveju, turim labai gerą variantą ir aš taip grubiai, ne grubiai, o skaičiavau, tai vidutiniškai, sakykime, jeigu viską pasileido, kai kas iš mūsų pasileido ten pačioj pradžioj ir ne, su visais pinigais atėjo, tai atsiperkamumas galėtų būti panašiai 3-4 mėnesiai, ar ne? Kas ateisim dabar šiek tiek vėliau, arba mes pasileidom tik tai dalį, tai jeigu pasileidom, sakykime, 50 split tokenų, ar ne, o ne 250, tai tas atsiperkamumas ten, dabar galvoju, 7, gal 8 mėnesiai, kažkas tai tokio ribose, reiktų perskaičiuoti, kaip tiksliai neatsimenu. O kai pasileidžiam visus ir greitai, tai atsiperkamumas 3-4 mėnesiai. 3 jau čia taip labai gerai. Šios laiką atsiperkamumą skaičiuojant kursą kažkokį, paimu vidutinį. Vienu atveju 14 tūkstančių, jau dabar 18 tūkstančių. Kad, tarkim, visą tą laikotarpį jisai bus. Bet reikia neužmiršti tokio dalyko, kad aš čia nevertinu halvingo. Ne? Tai halvingas jisai duos iš karto dvigubą monetų sumažėjimą. Ir mums kris dvigubai mažiau, tai atitinkamai, jeigu skaičiuoju 3-4 mėnesiai, tai gali būti 5-6 mėnesiai kažkas tokio, jeigu 8, tai gali būti 10, jeigu kursas pakils labiau, tai gal viskas taip ir išliks. Tai va čia tie tokie labai apytiksliai atsiperkamumo laikai, bet jie gana realūs. Ir Aleksas, kiek aš buvau, sakykime, tarp kitko, jum, kurie esate aktyviausi, kas norėsit, duosiu anglų kalba susitikimą Alekso su lyderiais. Aš jo nieko nepublikavau, pats dalyvavau. Žadėjau kažkam pasiūlyti, bet taip ir čia per tą bėgimą nebuvo kada, bet jeigu kažkas norėsit ir būtent anglų kalbą pasiklausyti, ar ne, tai, šiaip neblogai. Aišku, jis tų gal paskutinių naujienų tuo metu nepasakė, bet tokius gerus esminius momentus pabrėžė, šiek tiek gal klausimų buvo užduota, bet ten minimaliai. Iš principo vieną klausimą uždavė ir jis ten prakalbėjo. Ten 40-60 minučių neatsimenu. Tai va, tai galėsiu duoti nuorodą į tą įrašą. Tai va, vienas dalykas. Tai va, tai ir mes suprantam, ir Aleksas supranta, kad dar net tie didieji žaidėjai, tie banginiai, jie, suvalgo visus mūsų pinigus. Ta prasme, jie gali, jie sugeba, jie ateina su, kaip ir šiandien Aleksas sako, ten 100 tūkstantiniai ir $500 000 paketai, sako, eina normaliai. Ir tikėtina, kad eina. Nes jeigu pasiemi $500 000 ir staigiai viską užsipildai, tam tau turbūt nei mėnesio nereikia, kai viskas sugrįžtų. Aišku, čia turi būti tvirtas tikėjimas, pasitikėjimas, visą kitą, bet atsiperkamumo laikas yra beprotiškai greitas. Dabar, sakykime, girdėjau tokią informaciją irgi čia su vienu indu, yra mano komandų indų ir panašiai bendrauju, tai aš nelabai tikiu tą informaciją, bet sako, siūlo man pirkti split tokenus po 22
dolerius, ar ne? Nu, aš pasiskaičiavau, jeigu žmogus atėjo su 110 tūkstančių paketų ir jį užsipildė ir pasileido, jo, galbūt jisai gali ir pardavinėti tokią kainą, arba atėjo ten kažkaip per pūlą su 11 tūkstančių, jo, jeigu per pūlą su 11 tūkstančių, nu galbūt, ta prasme, jeigu buvo pūlas 10 tūkstančių ar ne, ir jis atėjo su 11 tūkstančių ir ten staigiai užsipildė, jo, tai tada jis gali pardavinėti. Jeigu, sakykime, 11 tūkstančių licenzija ir vis pilnas užpildymas, tai ten savikaina kažkur tai gaunas, nu, su mokesčiais su visko apie $27. Nu, taip, sakykime, aš daug su kalkuliatorium paskaičiavau, tai va, čia kažkas parduoda po 22. Nu, sakau, jeigu neskameris, tai gerai, galima pirkti, net ir aš gal nusipirkčiau už tokią kainą. Nei tai labai gera, nei tai labai bloga, bet, nu, reali kaina. Tai va, tai čia dėl to, kad split tokenus galima parduoti. Bet esmė, kad būtent banginė ar nes surenka tą visą grietinėlę ir mažesniem yra sunku įeiti ir realiai net ir ne taip stipriai apsimoka. Ne? Nuo tūkstantinio paketo dar, sakykime, pakenčiamai, jeigu pūlas, tai viskas tvarkoja, bet jeigu taip pirkti tik tūkstantinį ir kaip šiandien, ar ne, tai jisai, mėnesio tiek, nebeatsimenu šitų skaičių, tai ilga procedūra. Va, o dabar, reiškia, mintis yra kokia, kad padaryti dar vieną pūlą, traukti monetas, sakykime, į tą pūlą iš rinkos ir dalinti tiem, kurie ateina su mažesniais paketais. Tai čia galioja tik tai 3 paketai, 220 eurų, ten plus kokie mokesčiai, ne, 550 ir 1100. Tai reiškia, visi tie 3 paketai, jie gali įeiti į pūlą numeris 2, kuris pasileis lapkričio 1 dieną. Lapkričio 1 dieną pasileis, plus minus rytoj, didelė tikimybė, kad jau rytoj bus paskelbta akcija, ką tai reiškia, kad kiekvienas, sakykime, ateinantis su mažiausio suma kažkokia tai, ar ne, jeigu 220 eurų duoda 2 split tokenus, ar ne, tai jisai tokiu atveju gaus x6, 12. Jeigu tūkstantinis duoda šitų atveju ne 15, bet 10, o prie šito pūlo bus ne 15, bet 10, tai jisai tada gautų 60. Tada jisai gautų 60. Ar tai gerai? Sakykime, aš vakar pirkau, paskutiniai mano buvo pirkimai tūkstantinių paketų, tai žinote, buvo akcija, čia mūsų tokia vidinė. Nu tai va, už 1100 aš gavau 45 split tokenus, ne, ten kelis paketus tokius pirkau. Va, bet dabar už 1100 iš principo gaunam 60. Jau ant 15, ant 15 split tokenų yra daugiau. Jau yra gerai. Plius jisai yra tuščias visiškai, ar ne? Ir tik nuo lapkričio 1 dienos jis pasileis, pasileis split kontraktų išpirkimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vėlgi panašių principų iš rinkos trauks kiekvieną dieną po 50 ar 51, sakykime, ultimą ir dalis ant visų split tokenų turėtojų. Ne, jie bus žalieji, tokia spalva, dabar mes turim kokią ten raudoną ar kokią ten spalvą kažkokią, tai o čia bus žali. Žali tie split tokenai, kad jie nesimaišytų. Ir ką čia galima apie tai pagalvoti? Galim pagalvoti tai, kad pradžia turėtų būti tikrai labai labai gera. Dėl ko? Todėl, kad didieji, sakykime, aš aišku uždaviau tokį klausimą, į kurį negavau dar atsakymą iki galo. Ar tie didieji, kurie, sakykime, irgi užuos šitą galimybę, ar jie permušinės tuos mažiukus, ar ne? Tai nežinau, toks liko klausimas be atsakymo, gal ten pasiklaus Alekso, gal uždės kažkokius tai, sakykime, apribojimus, paskyrai ar kažką, tai aš nežinau, bet gal ir būtų logiška, ne? Nes vėlgi, aš kaip uždirbu, pavyzdžiui, jeigu esu banginis, uždirbu už pirmo pūlo ir
man kaupėsi ultimos, krenta tikrai didžiulės sumos, ar ne, tai aš tada galiu tas ultimas mesti į antrą pūlą, prisipirkti tų tūkstantinių paketų ten bilė kiek, va, ir vėlgi per pirmas ten savaitės ar mėnesį susigriebti visą grietinėlę. Tai va, kaip ir tokia teoriškai tokia galimybė kol kas yra, bet gal ten bus kažkokie tai apribojimai ar kažkas, nežinau. Tai va, bet kas yra gerai antram pūlui, dėl ko jis yra geras? Dėl keletos priežasčių. Viena iš svarbių priežasčių yra tai, kad trauks likusias monetas, kurios dar dabar yra rinkoje. Ar ne, biržose, kažkur. Nu, aš ten mechanikos nežinau tiksliai, bet galiu grubiai įsivaizduoti, kad, sakykime, pastoviai įmonės supirkinės, ištraukinės tas ultimas, ar ne, iš rinkos, iš biržų, iš kažkur tai ištraukinės ir dės į tą antrąjį pūlą. Ir dės galbūt pagal poreikį kažkokį. Kadangi didžioji dalis ten masė, 70-80% yra pirmam pūlė, o likusios monetos, kurios vis, sakykime, yra pagaminamos, josgi naujos, mums pastoviai naujas atiduoda, ar ne, nu nepagamina, bet perskirsto, sakykime. Čia jau negaminimas, tas pačias perskirsto, bet jos vėl atsiranda rinkoje. Ir tada tas vėl atsiradusias rinkoje monetas, dar aišku atsiranda ir iš fermų, kasimas dar tebe vyksta. Ir dar vyks gal bent pusę metų, ar kiek ten dabar paskutinis tas kasimas ultimos, aš neatsimenu. Ar 2 metus kasa, ar ne, berods 2 metus kasa, po 3 atsišaldo, lyg tai buvo paskutinis atvejis. Va, tai dar reiškia gerų 1,5 metų dar vyks kasimas, ar ne, tai va ir visos tos ultimos vėl patenka į rinką ir dabar reikia ir dar tas įsiurbti. Jau taip didžiąją dalį susiurbė pirmą pūlą, tai jeigu taip pat pagal šitą modelį susiurbinės sėkmingai likusias monetas ir į antrą pūlą, ar ne, tai turėsim gana gerą situaciją, ar ne, kad ultimos vertė kils, nes rinkoje tų monetų stipriai mažėja, ar ne. Tai va, tai čia, viena iš tokių labai gerų ir esminių priežasčių, dėl ko tas pūlas yra geras. O aišku, galbūt netgi pirmesnė priežastis yra ta, kad visgi pritraukti tą bendruomenės dalį, kuri negali įeiti su didesniais pinigais, kurie nėra tie banginukai ir negali dar šiandien tais patapti. Iš karto sakau, 110 eurų tie paketai neįeina, bet visi kiti 3 paketai ar neįeina ir kad tuos žmonės pritraukti, nes vis Aleksas supranta, kad didysis pasiekimas yra kiekį, ar ne, masto ekonomijai. Gerai, va dabar čia pasėmė ten kažkiek, ten nežinau kiek dabar yra, ten 50 000, gal 100 000. Tame tarpe tarp tų dviejų skaičių yra, sakykime, tų, kurie pirko. Didžioji dalis yra tų, kurie tikėjo, kurie yra senai, kurie yra banginiai, kurie jau gal kažkokį kapitalą susikūrė ir panašiai, kurie laukia ir panašiai. Tai ką, apsiriboti tik tokia bendruomenė, tai būtų pakankamai kvaila, o kaip pritraukti kitus, pritraukti paprastesnius žmonės. Va, dėl ko uždirba ta pati Visa, Mastercardas? Iš labai mažų transakcinių mokesčių. Jie labai mažiukai ir gali ten būti centas, gali būti pusė cento, koks skirtumas. Bet tai jeigu yra milijonai, milijardai žmonių naudojasi, tai viskas labai gerai. Tai pinigai labai didžiuliai vaikšto. Tai va, tai Alekso čia ta mintis ir yra, kad pritraukti tuos mažiau pasiturinčius žmonės, ar ne, kurie netgi pradžioj, kurie norėjo įeiti, bet vis stebėjo, laukė, galvojo ir tikėjosi, kad viskas bus gerai, bet paskui pradėjo skaičiuoti, galbūt iš karto nepirko, paskui pradėjo kristi užsplitus jau monetos, pradėjo skaičiuoti, o kada atsipirks man 100 ar 500 paketas, ir žiūriu, kad jo, ilga istorija, tai gal tada ir neverta, ar ne? Va, aišku, va, kas per pūlus, tai čia, manau, tikrai labai gerai padarė. Toliau, ką aš čia dar noriu pasakyti. Dabar akcija prasidės plius minus rytoj ir jinai tęsis iki spalio pabaigos. Tai reikia suprasti, kad mes turėsim iš principo 3 savaitės. Tai nežinau, kaip ten skirstis, bet greičiausiai, kad bus tik tai skirtos kokios
3 dienos, 3 maksimum 4 dienos bus skirtos X6, paskui nuo šeštadienio ten kažkokie tai galbūt X5, paskui po savaitės galbūt ten kokie ten X4, X3. Nu, manau, kad labiau ir nebemažins. Nu, tikėtina, ne? Galbūt X6, X4, X3 gal taip galėtų būti, nu, gal taip bus. Va, nemanau, kad X2 paliks, nu, tas X3 jau mums nuo praeitos akcijos labai neblogai pasirodė ir paliko tą X3 iki pat pabaigos. Tai va, kažkas galėtų būti taip. Tai dabar, va, kas galvojate, pavyzdžiui, ateiti su mažesniais paketais, ar ne, tai geriausias laikas iš tikrųjų va, būtų sustartuoti per va, šitas kelias dienas iki šeštadienio greičiausiai, ar ne, sustartuoti ir pasiimti X6. Už tą pačią licenzinę kainą pasimti X6, tai 1000 duos ne 10, o 60 skrydžių tokenų, 200 duos ne 2, o 12. Va, jau tai yra šistas, jau tai yra visgi šistas, ar ne? Kur ten turėti 1 ar 2, o kur turėti 12. Nes 12 tai yra, žmogus ateina su 200 eurų, aišku, dar 200 ten su viršumis turi sumokėti, kad pasileistų viską, ar ne, tai grubiai ten 500-600 eurų su mokesčiais, ar ne, bet jisai turi tą vertę, kur paprastai gautų jau nuo 1000 paketo. O dabar prie to vipinio pūlo yra tas 1000 paketas duoda 15, čia mes turim 12. Va, tai 15 mes turim išleisti ten, kad gauti 15, nu tai grubiai nu apie 3000, ten, nu, sakykime, ten 2,8 ar vėlgi ten, ar 2,5, nu, vat kažkiek tai. Mes turime išleisti, kad gautume 15. O čia mes gauname 12 už 600, na, tai už kelias kartus mažiau. Tai labai apsimoka tiem, kurie ateis su mažesniais pinigais. Ir dabar jau iš karto sakau taip, jeigu kažkas planuojate, atliks įrašą, pasidalinsiu, jeigu kažkas planuojate ateiti su mažesniais pinigais, vienareikšmiškai reikia imti pirmą tą tarpą, kai yra X6, nusipirkti licenciją ir ramiai laukti likusias ten 2 savaitės ar 2,5, kol pasileis lapkričio 1 tie split tokenai. Split tokenai, jie bus žali, piniginės, manau, irgi bus patobulintos, jos turės ir raudonus tos, ir žalius tos split tokenus. Va, ir paskui bus galima pereiti, ar iš karto, ar paskui kažkurio momentu galima bus pereiti iš žalių į raudonus. Nu, ta prasme, raudoni tai rodo tą vipinę klasę, sakykime, kur dalybos jau yra kitokios, bet, sakykime, pradžiai tie žali duos didesnį pelną negu tie raudoni. Ar ne, nu, jeigu imti tą pačią išleistą pinigų sumą. Bet paskui ateis turbūt momentas kažkoks, ne, kai ir tie žali jau jie gal susilygins su tais raudonais ar kažkaip tai nebebus tokie vertingi ir iš principo žmogus norės įeiti tą vipinę klasę, tai jisai vieno mygtuko paspaudimu, 1:1 iš žalio turės tą kokią ten raudoną kažkokią tai tokią. Tai va, spalvos gerai nežinau. Nu va, tai tokia logika. Toliau. Jo, dar čia, sakykime, apie skaičius, ar ne, tai jeigu va tas mūsų pūlas pirmasis, kuris pasileido, ar ne, tai mums jisai prasidėjo panašiai, nu, aš nežinau, aš nefiksavau, gal to tiksliai skaičiaus, reiktų pasižiūrėti, bet panašiai, Aiksas jau užsiminė, gal 1 200 000 buvo split tokenų, jau kaip pirmosios dalybos. Nu, gal kažkas ten iššoko į tą pačią pradžią, bet tai ten buvo valandų klausimas, greičiausiai, gal ten ir buvo kokie 800 ar 1000, nežinau. O žalias pūlas, ar ne, tai irgi taip pat 50-51 moneta dalinsis ir dalinsis, nu, pradžiai netgi ne iš milijono, netgi ne iš 100 000. O dalinsis ten, nežinau, gal iš 50 000 pirmą dieną, gal iš kažkiek. Tai, nu, pamatysim. Bet įsivaizduokit, Ultima ta pati, 1:1, kaina ta pati, 18 000 ar kažkiek tai bus, ar ne? Ir monetų kiekis vėlgi antram pūlė tas pats, 51 moneta. Ir dalinasi ne iš 2 milijonų kaip šiandien, o dalinasi iš 50 000, ar ne?
Nu, čia yra kosmosas. Čia yra kosmosas. Aš manau, kad galimybė yra labai labai gera, netgi tiem, kurie atėjo su pūlu ar ne, su pūlu tikrai viskas gerai, niekur mes čia nepralošėm, bet gerai bus ir tiem, kurie, sakykime, galbūt upgrade'ą norės daryti ir panašiai. Aišku, viskas bus tik už ultimas, pirkimai tik už ultimas šitam pūlę. Dabar dėl smart, ar ne, mokėjimai už smartus turbūt nepasileis be lapkričio gal vidurio, nu taip aš dabar jaučiu. Nes jeigu ne tas antras pūlas, tai gal būtų fokusas visgi, kad paleisti smartus, mokėjimų smartus, kad ateitų smartų bendruomenė, bet dabar atrodytų, kad paleis aplamai visiems tinkantį modelį ir aplamai, kurie nežino ultimos ir bendruomenės nariam, bet kurie gali savais pinigais ateiti nedideliais, pasibandyti, pasitestuoti. Va, o paskui ten, manau, kad lapkričio kažkurio metu paleis ir už smartus. Ne? Va, toliau, vieną tokį momentą, kol aš nepamiršau, čia gal ne visai tema, kaip galima kartais žmonėm parodyti, kad viskas veikia ir kaip veikia. Ne? Nu, pavyzdžiui, mes tokį vieną modelį aptarinėjom, jūs turite ten 100 ar kažkiek tų split tokenų, nu, ir atėjo laikas, kai paspaudėte revardą, tai tuo metu, kai paspaudėte revardą, geriausias yra laikas judinti tos tokenus. Nes jau turbūt supratot, kad kiekvienas tokeno pajudinimas, piniginiai įvedimas, išvedimas nunulina visą skaitliuką ir vėl prasideda 24 valandų apskaita. Va. Bet čia yra dar vienas toks geras dalykas. Mūsų smart piniginė yra multivaliutinė piniginė. Nu, sakykime, ne multivaliutinė, bet multipinigininė piniginė. Mes dabar turim smart walletą su savo privačiu raktu, bet mes įeinam į tą patį walletą, paspaudžiam ir sukuriam dar vieną piniginę. Ar ne? Mes turim smart wallet number 2. Ar ne taip vadinasi, sakykime. Tuos visus niuansus aš tikslinausi, aiškinausi, ar ne, ir aukščiau, bet man iki galo atsakė, tai aš pabendravau su supportu ir yra kas gerai. Jeigu jūs, pavyzdžiui, galvojate kažkokią tai dalį split tokenų judinti, pabaigsiu aš tą mintį, dėl ko judinti, tai jūs galite turėti vieną piniginę, kur pastoviai žinot, kad jums ten 12 valandą reikia vėl paspausti mygtuką ir viskas tvarkoja. O kita yra tokia, pavyzdžiui, mažesnė suma, nes, jeigu mažesnė suma nusinulins ten keli tie splitukai, tai jūs labai neversit, ar ne, ten, sakykime, prarado kavos puodelį, ar ne, prie dabartinių kainų. Bet jeigu ten didesni kiekiai ten nusinulina, jau ta para jau jaučiasi. Va, tai tada dalį pervedat, tik tai, sakykime, revardą pasiėmėt, tada dalį pervedat į antrą piniginę savo, ir ten pradeda kapsėti, ir ten 24 valandos, ir ten 24, bet tenai jūs jau galite drąsiai judinti, praeis 15 valandų, staiga kažkam prireikia. Ir, pavyzdžiui, ateina žmogus ir sako, faina, tu čia gauni, bet aš vis tiek nelabai suprantu, nelabai tikiu. Jūs jam sakykit, žiūrėk, split tokenas, kaip akcija, kaip blockchain akcija, decentralizuota blockchain, nori aš tau ją, duodu, sakykime, duodu laikinai su galimybė gražinti, kai būna 100%, kaip ten sako, nepatiks produktas, gražini pinigus, gražinu atgal. Tai pavyzdžiui, 2 splitukai, ar ne, 230 per 2, $460, ten sumokėk 450 eurų ar kiek, ar ne, ir aš tau juos pervedu. Jūs jam pervedat ir jisai testuojasi 2 savaitės. Jam ten krenta, jis ten žiūri, kalkuliuoja, skaičiuoja, žiūri. Ir žiūriu, nuo 2 tai gal čia ir išeina kavos puodelis. Bet tai žiūrėk, bet jeigu aš turėčiau 20, jeigu aš turėčiau 200 ir man tai kristų lygiai taip pat kiekvieną dieną, tai padaugink kokie tau pelnai, žmogelį žiūriu, jo, nieko savo. Tada sako, gerai, aš noriu ne 2, noriu 200, net tam 2000. O jeigu jis, nesuprato, ar ten, sakykime, žmogus, kuris vis tiek viską bijo nuo A iki Z, tai gerai, tada viską atgal man splitus, aš tau atgal 450, kuriuos ten 2 savaitės palaikė stalčiai ir viskas, aš grįžinau. Tai vienas yra iš variantų, kaip duoti žmogui pačiupinėti ir parduoti.
Nes daug žmonių yra, nu nedaug, bet vis tiek visada yra žmonių tokių, kurie nori pačiupinėti. Va, tai dabar jau tas mažesnis pūlas, ar ne, vat, jau jisai leidžia pačiupinėti. Tai iš principo tie patys 400, nu gal ten ar 500 kiek ten tų pinigų ar ne, bet tik čia yra toks dalykas, kad čia niekas negrąžins. Ne? Nu, įmonė negrąžins. Nu, iš principo galioja ta grąžinimo garantija. Nu, bet ten visa procedūra, ar įmonė užsims ten nuo to 100 eurų, ten 200 kažką grąžinėti už licenciją, aš abejoju. Va, o čia, jeigu yra toks daugiau mažiau santykiai, ar ne, tai va gerai, tu gauni, pasibandai, aš tau tokią nustumu man pinigus, ar ne, ir paskui, jeigu nepatinka, grįžinėt gal. Tai va čia va tada jis pasibandė ir tada jis gali arba jau eiti vėlgi tą patį nusipirkti, bet tiesiai iš įmonės, ar ne, ir galbūt šiek tiek didesnį, jau paskui, jeigu patiko, dar labiau ir upgrade'us padarė, ar ne. Tai va, bet visiems dabar, aišku, ką sutiksit, reikia sakyti, kad tokia akcija, kad jinai pasileidžia, kad jinai labai naudinga su mažais pinigais ateinantiems ir atsiperkamumas, nu, reiktų skaičiuoti atsiperkamumą, bet jis tikrai bus panašiai toks pat, ar dar net gal greitesnis negu tiem didiesiam, kurie atėjo tam su 110 tūkstančių ar su 27 tūkstančių paketais. Tai va, gali būti, kad atsiperkamumas labai greitas už labai mažus pinigus. Reiškia, nu, žmogus neuždirbs milijonų, nes jis įdės mažus pinigus, bet jie jam greitai atsipirks ir jis paskui va, jau tą kapitalą nuo mažų pinigų jis galės kaupti ir vieną dieną sakyti, kad nu, aš jau noriu tų raudonų split tokenų, ar ne juos pasikeisti, ar tiesiog jau pirkti raudono pūlo tas licencijas. Ten matytos licenzijos irgi bus padalintos žalio pūlo licenzijos, community licenzijos ir raudono pūlo vipinės tos licenzijos. Kažkaip tai va taip. Nu tai va tokia logika. Kažką aš ten dar rašiau, ten ką aš norėjau pasakyti, bet aš jau nebesimenu. Tuoj, sekundėlę, gal užmėsiu akį. Taip, žalės klitokenai. Jo, nu tai atsiperkamumas, tai čia taip, sakykime, reiktų dar paprognozuoti, pažiūrėsim, ką kalbės įmonė, sakykime, bet Aleksas sako, nu, sakykime, pradžiai ten pirmą dieną gal 50, gal 100 tūkstančių, ar ne, nu tai va, tai atsipirks labai greitai, čia galima jau padalinti patiems su kalkuliatoriu. Apie smartcoiną irgi pasakiau. Toliau apie korteles. Kortelės dirbamas su 2 bankais ir turėtų būti 2 bankų kortelės. Kaip jos greitai bus, nežinau, bet čia jau yra, nu, gana greitai turėtų būti. Gana greitai. Nes su nuo Anglijos bankų neaišku, ten ilgai matyti ir nuobodžiai dar tikrins, kada ten paleis ir kuo ten baigsis, nežinau, galbūt jau kažkas ir žino, kuo jau ten baigsis. Va, kadangi jau, na, kaip ir aišku, kad bus dar 2 kažkokių tai bankų kortelės. Ai, toliau, va, aš tikrai nežinau, turėjau aš dar vieną užsirašęs, ką norėjau pakalbėti, bet neradau aš to puko atskirai surašiau, tai va dabar prisiminiau, ar ne? Prisiminiau dar vieną dalyką, irgi jau girdėjot, ar ne, kad bus voucheriai. Voucheriai nuolaidos iki 50%. Pabandysiu dabar prisiminti atmintinai. Reiškia, jeigu žmogus nusiperka voucherį ir jį realizuoja per mėnesį, tai jis gauna 10%. Nu, sakykime, 10% naudos nuo sumos. Ne? Jeigu jisai realizuoja per 3 mėnesius, per 3 kartus tai bus 30%, o jeigu dabar atrodo metai, ar ne, tai bus 50%. Kažkas tai tokio, ar ne. Va, ir voucheriai, jie, nu kas šiek tiek gal jau žiūrėjo, kaip praeitį veikia, ar turi, tai tada jūs žinot, jeigu ne, tai apie cashbacką kol kas nekalbėjo nieko, bet apie tai, kad mes gaunam nuo 10 iki 50% daugiau naudos, tai apie tai jau žinom, ar ne, ir veikia, pavyzdžiui, veiks Coinsbite. Binance'as kol kas užstabdė Binance'o reikalai sustabdyti, paskui gal veiks ir kažkokiose kortelėse, bet kol kas mes dar jų neturim. Tai va, Coinsbitas, kurui veiks, tai aišku, pirmiausia, ten Vokietija, Austrija, Šveicarija, gal paskui plėsis į kitas šalis.
paskui Amazonui veiks ir ketvirtas kažkas tai daro. Neatsimenu. Berods automobiliai nekilnojamas turtas. Berods automobiliai nekilnojamas turtas. Tai va. Tai reiškia, kad žmogus, jisai nuo sumos, jis gaus 10, 20 ar 50% daugiau. Tai gaunasi, tai čia yra metinių, ne kaip, jeigu 12 mėnesių, tai metinių. Tai 50% metinių, tai jisai, kaip, pavyzdžiui, jeigu Coinsbitui, ar ne, tai aš paimu $1000 ir nusiperku už $1000 voucherį, ar ne, ir mano tas $1000 yra užšaldytas metam laiko. Ir aš gaunu 1500 naudos, tai yra 500 daugiau, 50% daugiau, ir va tas visas 1500 yra padalinama į 12 mėnesių. Ir man atiduodama per 12 mėnesių. Tai reiškia, va tas 50 viršaus man atiduodama per 12 mėnesių. Tai reiškia, per 12 mėnesių man sugrįžta ir tai, ką aš išleidau, ir tas 50% viršaus. Tai kadangi grįžta iš karto su 50% metiniu, tai atsiperkamumas ten, kaip aš anksčiau skaičiau, ten gal 8 mėnesiai, ar kiek, kažkas tai tokio. Taip, čia apytiksliai. Tai vat, logika tokia, tai va tas sugrįžta. Dėl cashbacko kol kas tyluma, negirdėjau, bet cashbackas su voucheriais, tai čia buvo iš vis nerealu, pas mane veikia, tai nerealu. Ultimos krenta atgal, ultimų kaina bilia kokia, ir dar gavau, ne 50%, bet 20% metinį. Jo, 20. 20 mažiau. Va, bet 20 plus cashbackas 100%, aišku, yra gerokai geriau negu 50%. Va, bet, vėlgi, kaip aš visada sakau, visi pirmesni produktai yra geresni kažkuria prasme, pelningesni ir pirmieji visada laimi. Lygiai kaip ir su splitais ar su kažkokiais kitais produktais. Kad ir prieš tai Ultima, ar ne, kurie ant seno blockchaino yra. Kurie atėjo pirmieji, nusipirko Ultimą, ten kažkas gal po 1000, gal po 2, gal po 5, kaip aš, ir paskui ten turėjo puikią progą pardavinėti po 80, po 100 tūkstančių. O kas trukdė, ne? Gudumas daugam trukdė, sakykime, parduoti, galvojo visi, kad bus milijonas toj. Tai va, paskui po truputėlį važiavo žemyn. Tai va, gerai, tai atrodo daugiau mažiau viską, ką prisiminiau, pasakiau. Kažką nepasakiau, nes neradau to raštelio dar vieną, o dabar tada galbūt atsakysiu klausimus. Jo, 37 minutės praėjo labai gerai. Aš ir nenoriu įsitempti valandą. Ir iš tikrųjų, jeigu yra dar kažkokie specifiniai klausimai, jūs galite parašyti čia šitoj grupėje, ar ne, ir aš, jeigu nežinosiu, yra pas mus ten ir bus vėl dar vienas sukurtas. Mes klausimų tokių dokumentus pastoviai turim ir Aleksas pravedinės webinarą, poryt, nežinau, dar neparuoštos skaidrės, bet artimiausiu metu. Ir gali būti taip, kad jau prieš webinarą bus tas klausimynas paruoštas ir jisai visus tos klausimus atsakys. Tai jeigu yra klausimai, kurie yra nežinomi atsakymai šiandieną, tai tikrai rašyk, kad aš užduosiu aukščiau. Kokių dar turim klausimų? Gal kažką parašė? Čia? Ne, neparašė. Oho. Ne, čia, aš įsigandau, aš čia žiūriu, visus matau, galvoju, negi čia visi prisijungia, ne, prisijungia, tai pas mus tik tai 4. Jo, tvarkoj, gerai, tai klausimų nėra, jeigu atsiras klausimų, rašykite asmeniškai, jeigu yra asmeniniai klausimai, jeigu yra tokie bendriniai, tai visada gerai parašyti grupėje, ne, nes vienas klausia, kažkas atsako, ką žino, arba aš atsakau ir visi tą atsakymą jau žinome, ne. Tai atitinkamai mažiau reikia to asmeninio darbo, bet kai mūsų čia nedaug, tai jeigu ten kažkoks biškai labiau asmeninis, tai galite ir asmeniškai rašyti, be problemų. Ir rašykit, skambinkit ir panašiai. Tai va, atrodo viskas, aš negaliu prisiminti, kažką tikrai pamiršau, bet taip greitai neatsimenu, jeigu klausimų nėra, tai mes ir truputėlį baigsim.
Taip, Šarūnai, girdžiu tave. Ne, pas mane klausimų kaip ir nėra. Tiesiog norėjau padėkoti už jūsų sugaištą laiką. Jo, gerai. Jo, super. Tai va Šarūnas, ką jisai, manau, patvirtins, ar ne, kad splittingas veikia normaliai, problemų jokių nėra. Ai, va, dar galiu dar sykį akcentuoti, ar ne, dar visgi akcentuosiu. Ne? Tai patvirtinkite, ar girdite, ar ne? Nesigirdi nieko. Girdisi? Nieko nesigirdi. Jo, ryškiai numušė. Aš perimsiu. Ausinė perimsiu ir turėsiu girdėtis. Kažkaip nežinau, ausinė numušė. Va, dabar turėtų girdėtis. Dabar girdisi. Jo, tai va dėl to 24 valandų. Dar sykį akcentas yra tame, kad kai persivedėt ar pervedė jums split tokenus į piniginę, prasideda 24 valandų apskaita, kuri, blockchainas skaičiuoja kas sekundę. Ir praėjo visos tos sekundės 24 valandų ir jūs paspaudėt get rewards, ar kaip ten kažkoks kitas žodis parašytas, ar ne, kad pasimti tą, sakykime, atlygį ir jūs pasėmėt. Kai tik pasėmėt, įkrito į piniginę, jūs matot, kiek tada, sakykime, rinkoje yra split tokenų iš viso, kiek vieno split tokeno, sakykime, atlygis, jeigu turit vieną split tokeną pasidauginus, pasižiūrit, viskas ten sueina visi galai. Va, ir nuo to momento, kai pasėmėt, vėl 24 valandos. Aš, pavyzdžiui, nepataikau, jau dabar sakiau, reikia įsivesti į kalendorių, kad pastoviai būtų kažkokiu laiku, nes aš vis tai vieną kartą vienam susitikime, kitą kartą kitam renginį ir panašiai, ir realiai taip kažkaip tai. Va, aišku, jeigu ten kelios valandos ar valanda gal nieko, jeigu ten para, atitinkamai blogiau. Kodėl blogiau? Todėl, kad kiekvieną sekundę mes rinkoje turime daugiau tų split tokenų, ne? Ir kuo mes vėliau atsiemam atlygį, tuo 51 moneta padalinama iš didesnio split tokenų skaičiaus. Ir atitinkamai mūsų atlygis bus mažesnis. Nes net man taip gavosi. Aš, pavyzdžiui, spaudžiau po paros, gavau tokią sumą, o paskui spaudžiau gal po pusantros paros ir gavau vos ne tą patį. Sakykime. Nors turėjau gauti liktai daugiau, bet kadangi split tokenų stipriai padaugėjo, o aš gavau pagal paskutinės sekundės skaičiavimą. Nes būtent atidavimo momentu, po tos, pavyzdžiui, paros ar po pusantros paros, tą sekundę blockchainas suskaičiuoja, kad yra 51 moneta ir taip aišku, bet kad reikia dalinti iš 2 milijonų ten 100 tūkstančių, ne? O jeigu dar pusę paros palaukiau, iš 2 milijonų 300 tūkstančių. Ir mano visą tą atlygį padalina iš didesnio skaičiaus ir aš atitinkamai mažiau gaunu. Tai va, tai logika yra tokia, kad reikia tą sekti. Aišku, nėra taip patogu galbūt, nes būna tikrai visokių ten situacijų, ten būna laidotuvės, būna kažkas ir būna man, aš irgi, iš principo, kiti reikalai ar ne, ir, aišku, lyg ir nesunku paspausti, bet gali ir užmiršti, gal ir dar kažkas atsitikti, nežinau, bet sistema būtent teikia tokių principų, gal ateityje bus kažkaip kitaip. Va. Tai tą reikia momentą sekti, kad būtent pasimti kas parą. Ir jeigu jūs persisiunčiat savo į piniginės split tokenus, vėl nusinulina, jeigu split tokeną perdavėt kažkam, vėl nusinulina, ne? Va. Bet jeigu jūs susikūrėt dar vieną piniginę, antrą, trečią, ar ne, ten galima turbūt jau daug turėti, tai ir turite ten mažai split tokenų, tai tada jūs galite lengvai siuntinėti, nesulaukia paros, nes kai atlygis nedidelis, tai ne taip gaila, kad pavėluota arba nutrūko tas 24 valandų skaičiavimas. Tai šitas dar dalykas, ką norėjau pabaigai akcentuoti. Gerai, gero vakaro visiems linkiu, ačiū, kad susirinkot, ačiū, kad esate aktyvus, aktyviausi, tai jums reikia po medalį, po prizą. Ačiū jums, Rolandai. Ja, ačiū labai. Ja, iki. Viso iki.